Šimtmečio norinčių prisidėti ratas vis didėjo. Taip, vakarais gausėjant entuziastų būriui ėmė burtis ir dainuojančių žmonių kolektyvas. Taip susikūrė mūsų žavingas ansamblis Kaimynai ir jų vadovas Saulius Zutkauskas. Kol kaimynai pasiruoš, kviečiame pasiklausyti dar vienos ištraukos iš knygelės. Pasakojama apie naujuosius valdininkus norėtųsi pradėti nuo XIX amžiaus vidurio, nuo gūdžių baudžiavos laikų, nuo garsios valdininkų girios. Ji išliko iki mūsų dienų, graži, galinga, tarsi gamtos šventovė, nors laiko kirčiai, karai ir kitokios negandos ją kartais skriaudė ir niekino. Kokia ji buvo tais laikais? Sunku pasakyti. Kokie žmonės joje gyveno, ką jie veikė ir ką galvojo. Tiksliausia informacija mums turėtų suteikti žmonės, amžininkai, jų prisiminimai. Tačiau keitėsi laikas, santvarkos, keitėsi ir žmonės. Liudininkų nebeliko, seniai jau jie išėjo, tie žmonės ir net kartos amžinybė. Ir jų atmintis mūsų nebesiekia. Tenka pasikrauti tik kai kuriais kukliais rašytiniais šaltiniais arba šykščiais istoriniais faktais. Visiems aišku, kad giria buvo, šilai ošė, žmonės joje gyveno, medžiojo, grybavo, dirbo, vertėsi drevinę bitininkystę, ėjo baudžiavos lažą. Labadiena, gerbiami valkininkiečiai. Sveiki, mano brangūs tėvynainiai žemiečiai, sveiki ir svečiai atvykę į mūsų šventę. Priešais jūs kaimynai. Ir tiesioginė ir perkeltinė prasme kaimynai esame mes visi. Man Lietuva gimtinė mylima. Ir senas kryžius prie vingiuoto kelio. Gimti namai, ten tėtis ir mama. Lelijos baltos po langais darželį. Man Lietuva lyg motina viena. Niekuo pakeisti jos aš negalėčiau. Tik jai skirta mano širdies daina. Man gera, tik gimtų klevų pavėsy. Šis eilėraštis parašytas taip pat valkininkietės Marijos Blažiulionienės. Ir dabar jūs išgirsite pirmąją mūsų dainą, kuri vadinasi Tu, Lietuva.